Sveiki! Visiems, kams įdomios tvoros, kurie dar neįsigijot ir netgi tie, kurie jau turit arba mastot įsigyti, papasakosiu apie šukų tvorą. Šitos šukos vadinasi šukos Eko. O kuogi jos tokios ypatingos, tai yra vienas iš tokių pirmesnių modelių, taip ir išlikęs, kaip šukos jau vos ne klasikinės gavosi, tai 45 laipsnių pjauta viršūnė. Viršūnė daroma rankiniu būdu, viskas išpjaunama, plokštelė privirinama, tada apdirbama visos siūlės, tada dar apipurškiama cinku skystu, tada dar viską nusmėliuojame lengvai, kad geriau kibtų dažai ir tik tada kišam į kamerą aukštoj temperatūrą ir dengiam milteliniu būdu. Tai va, tai toks visas procesas. Dabar čia tvirtinimai yra padaryti prie pamato. Pamatas yra žolės lygiai, kažkur žemės lygyje ir prie pamato tiesiog tvirtinamos buvo šukos. Tai tvirtinimai yra tikrai labai tvirti ir stabilūs, su užlaidom į viršų. Į pamatą tvirtinama tiesiog betonsraigčiais, kadangi plokštelės yra apie šiek tiek beveik centimetras gaunasi nuo pamato, sakykime, šiek tiek mažiau, bet ką mes turim, tai turim tarpelį, kur mūsų akmenukai kažkokie nelygumai mums netrukdys ir nesisups tos šukos. Tai va, segmentas apie 2 metrai, tiksliau 2 metrai šitoje vietoje, bet galima pagaminti ir kitokį, jeigu ten reikalauja tvoros ilgis. Galai užkamšyti kamšteliais, įkeliami kamšteliai, kad vanduo nesiskverbtų, nesisunktų niekas. Tai va, tai taip gražiai viskas sumontuota. Ir dabar dar kampas toks įdomus gavęsis, 90 laipsnių kampu. Tai buvo pastatytas šukų vienas tripelis, sakykime, 40 laipsnių kampu buvo pastatytas ir prašau, kaip gražiai viskas užsibaigė. Paprastai būtų sunerta šitaip, tiesiog suglausta, o čia mūsų projektuotojai sugalvojo dar papildomai įdėti. Ganėtinai labai gražiai gavosi. Tai va. Toliau ką mes turim, tai turim vartelius. Varteliai standartiniai šukų, atkreipkite dėmesį, yra kuoliukas. Kuoliukė yra elektromagnetinė sklendė. Jeigu jums nereikia elektromagnetinės sklendės, vis tiek patarčiau dėti kuoliuką, nes vizualiai labai gražiai atrodo. O čia spyna įdėta standartinė kale. Dabar pabandysim dar atidaryti vartus. Vartai dvivėriai. Su BFT automatika, Phobos. Automatika ganėtinai tvirta, iki 800 kg net. Taigi tikrai laikys. Vartai nesunkus, vėjas kiaurai eina, tai jokių čia problemų net negalėtų būti iš tikrųjų. Viskas sklandžiai, gražiai. Tarpeliai ant šukų yra 8 cm visur. Sutvirtinimo juosta būtina, nes jeigu jos nebūtų suptųsi ir vibruotų šukos, tai jinai čia būtina. Tai toks tas objektėlis, manau, kad labai gražus. Ir jeigu jūs domina panašus gaminiai, šukos, gali būti tokios šukos, gali būti pakreiptos šukos, gali būti lygių viršum. Ateikit pas mus į puslapį, tikrai rasit daugiau informacijos. Iki.